Sveiki, su jumis Vilniaus universiteto studentų istorikų korporacijos stiliuje podcastas Uroboro ašis, kuriame mes kalbame įvairiomis istorinės tematikos temomis, ir bandome gvildenti įvairius istoriko gyvenimo aspektus bei istorijos įvairias vingrybės. Šiandien sugrįšime į laikus, kai mūsų nugaras vėrė sunkios kuprinės, kuriuose būdavo begalės vadovėlių, dienas praleisdavome suolose mokyklinėse, rankas išsitepdavome rašalu, tušinukų žymėmis ir klausydavome istorijos mokytojų, kaip jie įdomiai arba gal nelabai pasakodavo apie tą istoriją. Tai iš esmės mūsų šito pokalbio tema ir bus, kaip istorija atrodo mokykloje, kas su ja gerai, kas nelabai ir kaip istorija gali būti mokoma mokykloje kitaip. Šiandien mūsų viešnios bus istorikė Vilniaus universiteto daktarė Akvilė Naudžiūnienė, kuri taip pat dirba su pagrindinio ugdymo istorijos programos atnaujinimu, ir mūsų korporacijos filisterė, kuriai taip pat teko paragauti mokytojo duonos prieš kelerius metus, Rasa Stakauskaitė. Ačiū labai, kad atėjote. Ačiū, Rūta, kad pakvietei. Tai va, šiandien su jumis kalbėsiu aš, senjorė Rūta, ir kalbėsime šiek tiek tokiamis netradicinėmis sąlygomis. Dažniausiai įrašinėjame podcastą Start FM studijoje Vilniaus universiteto radijo, kurio galima klausyti dažniu 94,2, bet tenka įrašinėti nuotoliniu būdu dėl visiems suprantamos situacijos. Ir galime po truputį pradėti. Tai mano pirmasis klausimas Rasai ir Akvilei būtų pabandyti prisiminti tą momentą, kai jūs baigėte mokyklą ir pirmomis rugsėjo dienomis jūs įžengėte į Vilniaus universiteto istorijos fakulteto kiemelį, jūs pradedate eiti į pirmasis savo paskaitas ir koks buvo tas pirmasis įspūdis, kaip atrodė, ar buvo kažkoks šokas nuo to, kaip jūs mokytės istoriją mokykloje ir kaip jūs mokytės universitete, o gal nebuvo kažkokio labai didelio skirtumo? Tai aš galiu gal pradėti. Kai įžengiau į fakultetą, tai galima sakyti, kad to šoko nebuvo pačioj pradžioj, nes aš gerai žinojau, kad aš noriu studijuoti istorijos fakultete. Tiesa, aš pasirinkau kultūros istoriją ir antropologiją. Ir kas turbūt man nuo pat pirmų rugsėjo dienų labai įstrigo, kad galima mokytis apie istoriją ir realiai tiesiogiai, kadangi fakultetas yra pačiam senamiesty, mokantis apie Lietuvos kultūros istoriją, viskas yra aplink mus. Tai, kad mūsų dėstytojai mus vedėsi ir į ekskursijas, ir kalbėjom apie Vilniaus architektūrą, tiesiog vaikščiodami po Vilniaus senamiestį, tai tas man buvo turbūt toks įspūdingiausias dalykas, kad tiesiog pradėjom mokytis istorijos taip savo aplinkoje. Po to jau, kai įsivažiavau į istorijos mokymąsi, tai aišku, kai pasirenki studijuoti istorijos fakultete, tai viskas sukasi aplink istoriją. Mokykloje mes turim daugybę dalykų ir istorija yra tokia kaip pašalinė pamoka. Jos yra tik tai 2 pamokos per savaitę. O istorijos fakultete viskas yra istorija ir yra tik tai kiti dalykai, kurie pasirenkamieji ar tie bendra universitetiniai dalykai. Tai va tas labai stipriai pasikeitė. Ir aišku, labai pasikeitė tas, kad tu turi pusmetį vienam dalykui. Pavyzdžiui, gali visą pusmetį kalbėti apie, kaip prasidėjo mūsų pirmam kurse, civilizacijų istoriją. Visą pusmetį kalbėjo apie civilizacijų istoriją. Mokyklai atrodė, kad yra kiekviena savaitė vis kitai temai ir nebuvo tokio visuminio vaizdo. Buvo toks istorijos galbūt fragmentiškas vaizdas mokykloje. Tai, žodžiu, šoko nebuvo labai didelio, bet pokytis buvo labai labai stiprus. Rasa tai pasakoja, civilizacijų istoriją priminė, tai iš karto irgi nusikėliau tą pirmą kursą, nes aš irgi įstojau kultūros istorijos ir antropologijos programą.
Tai to šoko galbūt ir net nelabai galėjo būti vien dėl to, kad stojant į kultūros istoriją antropologiją, aš jau kažkaip buvau nusiteikusi, kad viskas bus kitaip negu mokykloje. Nors, aišku, mokykloje ir mėgau istorijos dalyką, ne veltui pasirinkau istorijos fakultetą, tačiau kažkaip jau žiūrėdama tas programas įvairias prieš stojant ir skaitydama atsiliepimus, skaitydama įvairius tokius pastebėjimus apie programą, jau iš karto kažkaip ir tikėjausi, kad viskas bus kiek kitaip negu mokykloje. Ir tas pokytis toks pagrindinis, kuris jautėsi nuo mokyklos, tai buvo tai, jog mokykloje per istorijos pamokos, nesvarbu ar mokytojas geras ar negeras, kaip jį mokiniai bevertintų, vis tiek yra susiduriama su tuo, kad kartais galvoju, vargšas tas mokytojas, jisai dienų dienas turi tą patį pasakoti, ateina 9A, jis pasakoja tą patį, ateina 9B, vėl tas pats. Ir taip metai iš metų sukasi tas toks ratas ir kartais galbūt trūksta to tokio improvizuotesnio požiūrio į istoriją mokykloje, o tuo tarpu fakultete tas pokytis ir buvo didžiausias, kai atrodydavo dažnai, jog dėstytojai kiekvieno dalyko išmanantis, kiekvieną dalyką profesionalai iš esmės kalba apie tai, ką nori kalbėti ir kalba apie tai įdomiai, įtraukiančiai. Rasa, kaip minėjo, ir atsiranda tas toks labai praktinis elementas, tai yra ėjimas ir už universiteto ribų ir tiek ekskursijos įvairios, tiek įėjimas į įvairias organizacijas, tie patys elementariausi pirmakursiams archyvų lankymai. Tai iš tiesų tas toks išėjimas nuo tos teorijos, nuo pasakojimų klausymosi kartais, išėjimas į tą realų gyvenimą ir pažiūrėjimas, kaip funkcionuoja jame tas istorijos mokslas. Ir buvo toks didžiausias ir aišku teigiamiausias, manau, pokytis, kuris ir padeda kažkuo užsikabinti. Ar kažkas manot, kadangi jums po to teko jau abiem prisiliesti prie mokyklų jau po kurio laiko, tai dirbant su programomis, dirbant su mokiniais, ar jūsų nuomonė yra kažkas pasikeitė nuo to laiko, ar mažiau daugiau, taip sakant, ta situacija per daug nesikeičia, kad yra kažkoks galbūt fragmentiškumas, tas toks besikartojantis, galbūt daugiau teoretinis pasakojimas, kuriame nėra kažkokių galbūt daugiau kažkokio interaktyvumo. Ar tokia panaši situacija yra dabar, sakykime, 18-20 metais, ar ji kažkaip pasikeitė jūsų nuomonė? Aš manau, kad ta situacija istorijos mokyme esmingai nelabai galėjo pasikeisti nei nuo mano, nei nuo Rasos, taip preziumuoju, mokyklos baigimo laikų, nes ta programa istorijos, pagal kurią yra mokoma ir vis dar mokoma dabar, yra 2008 metų. Tai yra programa, aš jau su ta programa nesimokiau, mokiausi dar pagal ankstesnę programą, bet jeigu mes kalbėsime būtent apie tokį 10 metų tarpą, tai tų pokyčių kaip ir kol kas nelabai buvo. Ir aišku, atsiranda naujausias pokytis, kalbant ne apie programas ar kokius nors vadovėlius, tai apie naujų mokytojų įsiliejimą į mokyklos gyvenimą. Ir čia ta iniciatyva labai tokia išpopuliarėjusi, renkuosi mokyti, man atrodo, irgi padarė savo, kad atsiranda daug jaunų, aktyvių mokytojų, kurie ne tik baigia tarkim, ne tik įgauna edukologinį išsilavinimą, bet to pačiu jie yra ir tam tikros srities specialistai, ar tai būtų istorikai, ar tai būtų biologai ir chemikai, bet būtent, kad ateinama į mokymą ne tik iš karto siekiant būti mokytojų, bet iš pradžių yra siekiama pažinti tą sritį labai gerai, o tik vėliau ateinama ir į mokymą. Ir čia, man atrodo, toks naujosios kartos mokytojų labai didelis yra pliusas ir jie ir bando kažką keisti tame mokyme. Gal Rasa, kaip viena iš tos kartos mokytojų ir pakomentuotų. Tai aš kaip tik ir pratęsiu, Akvilė, kadangi esu renkuosi mokyti alumnę, tai ir noriu pasakyti, kad labai viskas priklauso nuo to, kaip mokytojas dirba klasėje. Gali programos keistis, gali nesikeisti, bet viskas priklausys nuo mokytojo, kaip jisai tas programas pritaikys savo kiekvienos dienos darbe. Nes aš manau, net ir su senosiamis programomis galima buvo padaryti labai didžiulių pokyčių.
Naujosios programos padės daliai mokytojų, kiti mokytojai, kurie nebus pasiruošę priimti tų naujų programų pasiūlymų, jie dirbs pagal senąją programą ir, ta prasme, čia neįmanoma kažkaip užtikrinti, kad visi tiesiog per naktį paims ir pasikeis, kad naujos programos tiesiog iš karto užtikrins, kad prasidės kažkoks pokytis. Ir kadangi dabar turiu irgi galimybę stebėti kitų renkuosi mokyti mokytojų pamokas, ir pavažinėti šiek tiek po Lietuvą, pasižiūrėti kaip ir kitose mokyklose, kas vyksta, tai labai sunku daryti apibendrinimus apie tai, ar pokytis vyksta ar nevyksta, nes labai yra skirtingos mokyklos ir tikrai yra mokytojų, kurie turi didžiulę patirtį ir jie gali dirbti be vadovėlių ir daryti puikiausių dalykų. Yra mokytojai, kurie tiesiog net ir turėdami gerus vadovėlius vis tiek orientuojasi tik tai į žinias ir nesiorientuoja į gebėjimus. Taip kad, man atrodo, tą pokytį sunku pamatuoti, bet kaip ir Akvilė sakė, yra visokiausių iniciatyvų, kurios stengiasi, kad to pokyčio būtų daugiau. Bet aš vis tiek manau, kad su istorija ir tuo istorijos fragmentiškumu mokykloje, tai yra didžiulė problema iki pat dabar, kad nėra visuminio vaizdo. Ir čia, man atrodo, yra tokios dvi svarstyklės pusės, nes kartais tas fragmentiškumas atsiranda, kai mes perkraunam žiniomis, bet kartais tas fragmentiškumas atsiranda, kai nėra tiesiog gijos kažkokios, kuri jas į prasminę visumą sujungtų. Ir tos gijos gali nebūti, pavyzdžiui, dėl to, kad yra kažkokie mokinių neužugdyti neistoriniai įgūdžiai, pavyzdžiui, skaitimas. Jeigu yra problemų su skaitimu, tai atsiranda problemų ir istorijos moksle. Tai vat, man atrodo, tas buvo ir prieš 10 metų, kai aš baigiau mokyklą, ir dabar 10 metų tas pats toliau tęsiasi. Šiaip labai... Ja, sakykit. Rasa tiesiog palėtė tokį svarbų aspektą, tą skaitimą, man atrodo, nes kažkaip dažnai yra užmirštama, kad skaitimas kaip įgūdis labai svarbus istorikui ar besimokančiam istorijos mokykloje. Ir čia atsiranda tas integracijos su literatūra klausimas, ir ar tai kalbėsime apie programas, ar kalbėsime apie mokytojų darbą jau konkrečiai. Tai tas pokytis iš tiesų gali pradėti vykti tuomet, kai atsiras tiek literatūros mokytojų, tiek istorijos mokytojų noras tarpusavyje bendrauti, komunikuoti, kas ką moko, dėsto, kurioje klasėje, kaip tai galima suderinti. Ir tie procesai ir bent jau programinių lygmenių, mano žiniomis, dabar bandomi vykdyti. Tai žinoma, yra labai sudėtinga vien dėl to, jog istorija vienaip ar kitaip yra toks, neslėpkime, chronologinis dalykas, ir be to chronologinio mąstymo ugdymo būtų sunku mokyti ir istorijos, ir šitai vis tiek išliks vienaip ar kitaip programuose. Na, o literatūros ugdyme daug svarbių yra ne chronologinis kažkoks aspektas, o tam tikros temos, kurias paliečia kūriniais. Ir dėl to dažnai yra tokių nesutapimų, kaip pavyzdžiui 10 klasėje mokiniai mokosi apie antiką per literatūros pamokas, o tuo tarpu per istoriją tai yra mokomasi daug anksčiau, tai yra 7 klasėje. Ir dėl to trūksta tos gijos, būtent surišančios gijos, ir čia tokie dalykų integraciniai bandymai ir gali būti kaip vienas iš būdų atrasti tą giją, kas surištų mokiniui tą istorinį pasakojimą į tokį vientisą. Čia kaip ir palėtėt tą gijos klausimą ir suderinimo programą, tai gal šiek tiek paprovokuosiu. Rasa tai paminėjo, kad vis tiek viskas, iš esmės labai daug priklauso nuo mokytojo, bet tai kam tada iš esmės tos programos? Ar būtų galima kažkaip laisvai parinkti, duoti kuo daugiau laisvės mokytojui ir jis tegul, žodžiu, funkcionuoja. Vis tiek Akvilė, kaip tas galbūt labiau teoretinės pusės atstovė, galėtų daugiau paplėtoti, kodėl yra būtinumas, kodėl buvo pasiimta tvarkyti keisti tas programas. Nes, pavyzdžiui, dabar kaip tik labai susišaukia su
tuo pačiu metu yra vykdomi ir lietuvių tos kalbos programos ir literatūros pamokų programos keitimas ir kaip tik dabar vyksta žiniasklaidoje tokia diskusija tarp įvairių mokslininkų, žmonių, kurie dirba prie programos, visuomenininkų. Tai iš esmės vat, ir buvo, pavyzdžiui, toks argumentas, kad tai gal su ta sena programa nėra taip viskas blogai, gal mes nepalikom pakankamai laiko, kad suprastumėm, ar jį funkcionuoja ar ne, gal čia nebuvo pakankamai padaryta tyrimų, čia berods Kulys apie tai yra kalbėjęs. Tai bet, pavyzdžiui, Akvilė, kokia yra jūsų nuomonė? Tai iš tiesų, Rūta, nežinau, ar tas klausimas labai provokuojantis, aš tai dažnai irgi galvoju, kad kam čia tos programos, kam jų reikia, bet aišku, paskui rimčiau pagalvoju ir supranti, kam reikia, bet kalbant apie literatūros programą, tai iš karto noriu paminėti, kad čia tie klausimai jai truputėlį yra kitokie negu istorijos programai, vien dėl to, kad literatūros programa buvo atnaujinta 2016 metais paskutinį sykį, tai tas atnaujinimas dabar yra gana ankstyvas, vos po 4 metų, tuo tarpu istorijos jau nuo 2008 metų ta pati programa, tai irgi tas laiko klausimas svarbus. Ir kitas dalykas, kad vyksta visų programų atnaujinimas, ne tik literatūros ir istorijos, bet visiškai visų, ar tai būtų biologija ar dorinis ugdymas. Na ir tas programų atnaujinimas iš esmės buvo sumanytas dėl to, jog keičiantis mokinių kartai, manoma, kad turi būti keičiamos ir kompetencijos, kurios yra ugdomos per kiekvieną dalyką. Ir plečiant būtent tas kompetencijas, jas daugiausiai ir sutelkiama dėmesio iš esmės programų atnaujinime ir siekiama ugdyti tą naują 21 amžiaus pradžios tokį žmogų. Ir galime sakyti, kad, aišku, istorijos programa čia irgi patenka kaip toks tiek humanitarinis, tiek socialinis dalykas šitą terpę labai sudėtingų laikų, kuomet irgi nėra galbūt vieno sutarimo tarp visos istorikų bendruomenės, kasgi čia turėtų nutikti, aš turiu omeny istorikų mokslininkų ir istorikų mokytojų, nes kažkaip man norisi ir mokytojus, kurie dirba su istorija vadinti istorikais. Na ir šitoje vietoje tas nesutarimas gal mažesnis negu kai kalbame apie literatūros programą, bet vis dėlto čia kyla klausimai, kiek ta programa turi būti iš vienos pusės pilietinio ugdymo dalykas, kiek programa turi ugdyti istorinį mąstymą, kiek ji turi ugdyti patriotinį mąstymą ir įvairūs tokie dalykai vis dar yra svarstomi tame teorinėme programos atnaujinimo diskurse. Na ir ji nėra atnaujinama visiškai nuo nulio. Tai yra, kad programa nėra perkuriama, perdaroma visiškai. Daugiausiai iš esmės dabar, kadangi vyksta tas atnaujinimas 5-10 klasės programos, dar 11-12 yra paliktos dar nežiniai, kas ten su jomis nutiks ateityje, bet 10-12 klasės programose istorijos iš esmės didžiausias atnaujinimas yra dėmesys sutelkiamas į 5-6 klases. Tai yra, kad 7-10 klasėje vis dėlto lieka tas įprastas chronologinis dėstymas, tai yra nuo senovės istorijos ir 10 klasėje baigiant jau tais naujaisiais laikais vadinamaisiais. Na ir tiesiog pagrindinis 7-10 klasėje toks siekis, atsižvelgiant ypač į mokytojų požiūrį ir ką ir Rasa šiek tiek jau minėjo, tai yra programos susiaurinimas einant į gylį, tai yra, kad šiek tiek temų, kiek tai yra įmanoma, nesudarkant, tarkime, bendro istorinio vaizdo, dalies temų išėmimas arba perkeliamas tik į rekomenduojamas temas, kurios nėra privalomos programiniu lygmeniu. Na ir tų temų, kurios paliekamos kaip vadinamosios privalomos, toks gilinimas, tai yra kažkokio vieno ar kito aspekto išskirimas. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie kapitalizmo formavimąsi, tai kalbėjimas konkrečiai apie Olandijos atvejį ir tokie būtent konkretinimai atsiranda programoje. Na, o 5-6 klasėje
turėjome tokią didžiulę problemą, nežinau, Rasa pritars, kad tai problema ar nepritars, bet tą tokį nuolatinį ratų sukimą po Lietuvos ir viso pasaulio, Europos istoriją, tai yra, kai 5 klasėje mokomasi visa Lietuvos istorija, tada 6 klasėje visa Europos istorija, paskui vėl mokomasi Lietuvos istorija, Europos istorija, na ir 11-12 vėl viską dar kartą pakartojam ir iš esmės tos temos kaip ir tos pačios paliekamos visos. Tik aišku, 5-6 klasėje mokytojams reikia labai pasistengti, kad greitai čia pereiti visą tą, tarkim, ypač pasaulio, Europos istorijos dalykus per 1 metus. Tai kas taip susikoncentruota atnaujinant programą, iš esmės yra probleminti tam tikrus taškus 5-6 klasėje ir daryti bendrą programinį tokį modelį Lietuvos ir Europos istorijos, tik 5 klasėje šiek tiek labiau išskiriant Lietuvos valstybės tokius svarbiausius istorinius siužetus, per kuriuos būtų galima vaikus mokyti ir tų chronologinio supratimo pradmenų, galime taip sakyti. O daugiausia vis tiek yra skiriama dėmesio į tuos probleminius nagrinėjamus aspektus, kurie ir turėtų būti tos vadinamosios gijos, kurias Rasa minėjo, jungiančios tam tikras istorinės temas, tai yra pateikiamas vienas probleminis kažkoks aspektas, tarkime, jei kalbame apie tokius aktualius dabarčiai dalykus, tai ir aplinkosaugos aspektas per istoriją, na ir pateikiamos tokios temos, kurios galėtų būti šio probleminio aspekto nagrinėjimo lauke, ar tai būtų medžioklės istorija LDK, ar tai būtų epidemijų istorija visoje Europoje, iš esmės irgi stengiamasi parinkti tuos aspektus, kurie būtų kuo labiau suaktualinami ir sietų istoriją su dabartimi. Tai iš tiesų tos tokios pagrindinės gairės, kurios ir yra dabar brėžiamos atnaujintoje programoje. Be atnaujintojo. Žinoma, dar čia iki to atnaujinimo, tai dar daug biurokratinių ir visokių kitokių kelių praeis. Čia aš taip užsikalbėjau. Tai viskas labai gerai. Aš galiu replikuoti, nes labai noriu pasidžiaugti, kad tiek daug dėmesio buvo skirta 5-6 klasėms, nes pati, kai dirbau 2 metus mokyklai, tai dirbau su 9-12, o pernai metais turėjau progą dirbti ir su 5-6. Ir mane pradžioj, kai tik nuėjau į tas klases, labai stebino, kaip vaikai gali parašyti, kad Mindaugas gyveno 1940-aisiais, arba kad Smetona yra iš 1500 metų, kad buvo toks kratinys jų galvoj jau 5 klasiai. Nes tiesiog nebuvo, kai tu turi per 1 metus pereiti visos Lietuvos istoriją ir kaip tau viską susidėlioti, suvirškinti savo galvoj, labai matėsi, kad tiesiog 5 galvoj yra didžiulis kratinys. Tai labai noriu pasidžiaugti, kad tos programos yra atnaujinamos būtent dedant dėmesį 5-6. Ir tada grįžtant prie to, ką tu, Rūta, pradėjai, kad gal programų visai nereikia ir galėtų mokytojas visiškai laisvai vadovautis, tai čia visiškai iš savo praktikos irgi, kai esi mokytas, kuris ateina į mokyklą dirbti, tu įsivaizduoji, kad tu viską labai gerai žinai ir kad tu dabar išmokysi visus mokinius ir tada susiduri su problema, kad mes esam žmonės, kurie turi tam tikrus istorinius siužetus, kuriuos galbūt labiau mėgsta, tam tikras temas, kurias geriau išmano. Čia visiškai yra natūralu, kiekvienas turim savo pomėgius ir aš esu kultūros istorikė, tai jeigu aš dabar remčiausi tik tai savo tomis temomis, kurios yra mano arkliukas, tai ką aš mokinius išmokyčiau. Ir ta prasme, kai programuose yra tos bazinės kažkokios temos, jos parodo tau kryptį, kur galbūt tau pačiam kaip mokytojui reikia daugiau pasidomėti ir su mokiniais apie tai daugiau kalbėti. Tai tos programos yra labai prasmingos, ypač kai tu tik tai pradedi savo mokytojo darbą. Ir po to, kaip tik, jeigu tu jau įsivažiuoji ir turi kažkokį metodą, kuris veikia, matai, kad veikia, kad tu remdamasis programomis irgi kartu su programomis keistumeis. Tai, nes vaikai keičiasi ir tas, ką aš jau pradėjau apie skaitimo įgūdį kažkokį, tai galbūt vaikai neskaito ne dėl to, kad
neišmoksta skaityti, bet dėl to, kad jiems neįdomu, kaip yra parašytas tekstas. Tai problema yra, kaip tuos tekstus perrašyti to amžiaus tarpsnio vaikams, ir programų atnaujinimas, kuris, kaip supratau, remiasi labai stipriai į amžiaus tarpsnių psichologiją, jisai labai prasmingas tada yra. Tai aišku, čia dar toks kitas dalykas, man atrodo, problema, kuri buvo identifikuota ir prieš atnaujinant programas, tai yra, kai tas kompetencijas buvo pradėta labai daug dėmesio kreipti, tai yra iš esmės nepasitikėjimas tiek mokytojų ir tiek vaikų mokykloje. Iš vienos pusės mokytojų dėl to, kad programa buvo pernelyg sustiguota, smulkiai, kągi mokytojas turi padaryti, ir pernelyg daug tų temų, ir dažnai mokytojas patiria stresą, nespėja ten kažko išeiti, nespėja praeiti, ir būtent dažnai tokių nuoskaudų iš mokytojų girdėti iš kitos pusės, tai tas nepasitikėjimas vaikų labai aiškus tose pradinėse pakopose, net ne klasėse, nes čia 5-6 klasėje, jeigu mes kalbame, kai manoma, jog vaikams, tai yra buvo manyta, kad vaikams įvairios temos yra netinkamos, negalima apie jas kalbėti. Ir tarkime, nors jau 5 klasėje kalbam apie holokaustą ir kažkaip iki tol programuose manyta, kad apie holokaustą tai jau 5-okam tinka manyti, kalbėti ar mąstyti, tačiau kai pradėjome atnaujinti programą ir pasiūlėme vieną iš temų 5-6 klasėje, tai yra jausmų istorija, tai yra meilės, pavydo, liūdesio, rodos iš suaugusiojo perspektyvos gal ir nekaltos tos temos, atsirado manančių būtent ir iš mokytojų tarpo, kad šios temos yra vaikams 5-6 klasėje per sudėtingos. Ir aišku, tada po daugybės konsultacijų su raidos psichologais paaiškėjo, kad jeigu jau tuo metu nepakalbėsi apie tokias temas, tai vėliau iš vis su tais jų paaugliais apie tą jausmų istoriją kalbėti bus daug sudėtingiau ar beveik neįmanoma. Tai irgi, kad iki tol iš esmės senoje toje programoje egzistavo koks bandymas įsivaizduoti, kad vaikas 5-6 klasėje yra dar per mažas labai daugeliui temų ir jį reikia tik tais faktais užkišti, ne kažkokiomis būtent problemomis, ne kažkokiomis aktualijomis, o tiesiog, kad jis žinotų tuos faktus, juos visus suteikti, o tada jau nuo 7 klasės gal jis ten kažką ir galės dar plačiau išmokti. Tai iš tiesų, man atrodo, tai labai neigiamas toks požiūris iki tol egzistavo, ir aš labai tikiuosi, kad ilgainiui pavyks jį po truputėlį išgyvendinti, ne tik programos dėka, bet ir naujai ateinančių mokytojų dėka. Aš dar vieną irgi noriu replikuoti apie tą programos apimtį. Labai daug kas sakė, kad praeitose programuose buvo visko perkrauta per daug, bet tiesą pasakius, jeigu tikrai įsiskaitai tas programas, tai ten nėra to labai perkrovimo. Perkrovimas atsiranda, kai pradedi visiškai sekti tik tai vadovėliu. Čia irgi kalbu tik tai iš praktinės savo patirties, kiek susidūriau, nes netgi išsirašiau iš dabartinės programos vieną apie Abiejų tautų Respublikos padalijimų, kaip programai yra parašyta. Remdamiesi įvairiais šaltiniais, tai nėra nurodyta keliais šaltiniais, 5, 10 ar kiek. Įvairiais šaltiniais mokiniai įvardyja priežastis, kurios lėmė nesėkmę ATR. Ir tada pavyzdžiai: užsienio valstybių įtaka, silpna karaliaus valdžia ir kita. Nėra nurodyta, kad mokiniams reikia įvardinti 5 priežastis ar 10 priežasčių. Ir čia jau priklauso, kaip mokytojas sudėlios visą tą temą, kas bus vadovėlyje, ir kodėl mokytojai labai dažnai skundžiasi, kad programos apimtis yra didelė, nes jie dar vadovaujasi tą logiką, kad nespėjau išeiti vadovėlio. Apimtis yra per didelė ne dėl programos, bet dėl vadovėlio, iš kurio mokausi. Tai man atrodo, čia dar irgi yra toks probleminis dalykas, kad suliejama, kas yra programa ir kas yra vadovėlis, nes vadovėlisgi nėra programa. Programa tau siūlo tam tikras gairias, o tada jau kaip tu dėlioji savo pamoką. Taip, tai iš tiesų ir mokytojai dažnai, tarkim, dabar vykstant programos atnaujinimui, kas nutinka, kalbant apie istoriją, tai mokytojai dažnai baiminasi, kad o ką daryti, atnaujins programą, ogi nebus vadovėlių. Tai kaip mes tada
dirbsim, nes iš esmės ta programa tikrai suprantama kaip antraeilis dalykas po to vadovėlio, į kurią reikia ten pažvelgti, užmesti akį, kas yra toje programoje, bet vadovėlis vis tiek lieka to tokia prerogatyva ir labai bijoma iš esmės dirbti be jokio vadovėlio. Aš galiu pasakyti, kodėl yra bijoma dirbti be vadovėlio, dėl to, kad iš tikrųjų yra sunku atrasti tinkamų tekstų, kuriuos galėtų skaityti mokiniai. Vėl grįžtų prie to paties, kad amžiaus tarpsniai yra skirtingi ir iš tikrųjų užima labai daug laiko, jeigu tu nori atsirinkti iš skirtingų vadovėlių, kuriuos sėkmingesnius, geresnius tekstus naudoti. Tai jeigu yra gerai paruoštas vadovėlis, kuris padeda mokytojui, tai viskas tvarkoj, bet jeigu mokytojui pačiam reikia rinktis, šitoj pamokoje aš dirbu su vienos leidyklos vadovėliu, kitoj pamokoje aš dirbu su kitos leidyklos vadovėliu ir dar aišku, ta prieiga prie vadovėlių, ne kiekvienas mokytojas turi mokyklos bibliotekoje tų vadovėlių, tai dėl to yra ta baimė, nes realiai tai čia yra labai daug laiko pasiruošimui. Tai reiškia, kad reikės labai daug laiko skirti pasiruošimui pamokos ir ta baimė natūraliai dėl to kyla. Tai čia iš tiesų toks labai įdomus dalykas, aš klausausi dabar Rasą apie tą pasiruošimą ir aš galvoju, bet kiekvienas dėstytojas besirengiantis paskaitoms vis tiek, nors ir dėsto dažniausiai su savo tyrimo lauko susijusius dalykus, bet retai kuri paskaita jau būna tokia grinai iš tyrimų lauko arba bent jau tik viena kokia ar kita paskaita, o daugybė paskaitų kurse, modulyje dabar vis tiek jos būna bendresnio pobūdžio, kur irgi, kaip sakote, reikia perskaityti dar 25 knygas, peržiūrėti dar 15 straipsnių ir tada tu tik gali paruošti kažkokį tokį kokybišką paskaitos formatą. Ir kažkaip šioje vietoje, kaip pagalvoju, nei vienam dėstytojui, ar tai nesvarbu, ar istorijos fakultete, ar bet kuriame kitame, juk nekyla klausimas, kad turėtų būti dabar ir programoms visoms universitetinėms tokie vadovėliai, iš kurio tik tais ir skaitytų, ar dėstytų dėstytojas. Tai čia irgi tas toks, man atrodo, pokytis turėtų įvykti ir mokytojo darbo supratime, kad tie ateinantis, aš manau, ir per naujas programas, ir dabar besimokantis ir universitetuose būsimi mokytojai, kad ateitų tas toks pokytis supratimo, kad mokytojas tai nėra profesija, kuriai tu pasiruošiai ir visą gyvenimą darai tik tais tą patį, o kad tai yra tas toks nuolatinis mokymasis ir pačio ir paties tobulėjimas. Ir be šito tokio supratimo pasikeitimo, man atrodo, nesvarbu, kiek čia tas programas mes keisim, kiek vadovėlių naujų parašys, vis tiek ta situacija labai lėtai judės iš vietos. Taip, aš dar tik noriu Akvilei visiškai pritarti apie tą nuolatinį tobulėjimą ir mokymasi. Aš ką norėjau akcentuoti, kad turėtų būti tam tikra kaip pagalbinės priemonės, kurios padėtų sėkmingiau pasiruošti tai pamokai, kur tu vietoj to, kad tu per 5 skirtingus šaltinius ieškotum ir galbūt nieko nerastum, kad žinotum, kur gali tikrai surasti kažko gero ir tada, kai surandi gero, dar papildomai kažką savo pamokai pridėti. Nes kartais būna, kur su irgi 5-okų vadovėliu, kur tiesiog yra neperskaitomas tekstas. Ir tada ieškai, kur būtų tas tekstas perskaitomas ir, žodžiu, tokias nuolatinės paieškos. Tai aš apie tą labiau norėjau sakyti, kad būtų kažkoks tiesiog pagalbininkas, o ne kenkėjas tas vadovėlis. Labai smagu, iš čia taip prisišnekėjo, to niekad daryti nereikia, jūs tik kalbate. Žodžiu, labai daug labai įdomių aspektų palėtėt. Pusę klausimų, kur aš norėjau paklausti, palėtėt, tai labai smagu. Dabar norėčiau šiek tiek paklausti jūsų apie, gal kaip tik pradžiai čia grįžtant prie 5-6 klasės programos. Aš kai skaičiausi programą, tai irgi man buvo toks, tikrai toks geras susižavėjimas, nes išskirtos tos tematikos, pavyzdžiui, gyvūnų ir naminių gyvūnų istorija, gamtos istorija, jausmų istorija. Ir aš atrodo sėdžiu paskaitoju ir mums pasakoja apie tai, koks nors dėstytojas, kokia iš tiesų yra įvairi istoriografija ir kad mes kartais,
ateinam iš mokyklinių suolų, aš bent jau taip įsivaizduoju mokykloje tą istoriją, kad tai tokia labai yra, politinė, gal šiek tiek tokia socialinės, kultūrinės yra ir kažkaip, yra tokie labai kažkokie standartiniai blokai. O čia, man atrodo, einama jau ir tokius vandenius, kurie, pavyzdžiui, ir toj pačioj, kad ir Lietuvos istoriografijai būtų šiek tiek, taip sakant, retas atvejis, kad būtų išleista kokia nors knyga apie, nežinau, tarkim, nežinau, tarkim, kokią baimę 19 amžiaus sukilimo metu arba drąsą. Aš nežinau, tai man atrodo, kad čia toks labai novatoriškas žingsnis. O kalbant apie tas temas ir apie novatoriškus žingsnius, dažnai iš pažįstamų, kaip pati mokiausi mokykloje ir dabar, pavyzdžiui, iš mano sesės, kuri yra 8-okė, išgirstu gana dažnai tokią repliką, kad man istorija kaip ir patinka, bet Lietuvos istorija tai nelabai. Ir man atrodo, čia galima labai išplėsti šitą tematiką jau ir apie mūsų minėtas diskusijas dėl lietuvių programos, kur yra neaišku, kur norima eiti, ar link labiau tokios pasaulietinės galbūt literatūros, ar kad lietuvių kalba ir literatūra turėtų auginti tą tokį patriotizmą, supažindinti su tokiais kuo daugiau fundamentinių lietuvių kultūros tekstų, tai taip pat ir su Lietuvos istorija. Ar čia yra kažkoks, kokia jūsų asmeninė pozicija šituo atžvilgiu yra? Nes, pavyzdžiui, dar labai trumpai irgi skaitant programą pastebėjau, kad yra išskiriamas labai tas, aišku, europinis ir Lietuvos, tas toks dėmesys būtent į šitus du polius, ir Lietuvą Europą Lietuvoje, bet kartu, man atrodo, galima pagalvoti ir apie tai, kad kokią rolę gali žaisti pasaulio istorija. Dabar, pavyzdžiui, netgi ir šią vasarą vykę Black Lives Matter protestai, kuriuose buvo labai daug jaunų žmonių atėjusių Lietuvoje. Ir man atrodo, kad jie jau tarkim, labiau globalizuota pasaulietinė kultūra tampa ir istorija tampa vis artimesnė. Ar į tai bus kažkaip galvojama atsižvelgti istorinėse programose, ar į tai reikėtų atsižvelgti? Tai žodžiu, jums, taip sakant, eteris. Rūta, čia tiek daug klausimų visokių palėtėt vienaip. Aš galvoju, aišku, apie tą Lietuvos istoriją visą laiką kažkaip labai liūdna pasidaro, nes nuolat girdimas ta tokia replika, kad vaikams netaip įdomu Lietuvos istorija, įdomiau čia Europa, pasaulis ir taip toliau. Tai iš tiesų gal ir yra dėl to netaip įdomu, nes Lietuvos istorija kažkaip tendencingai mokyklinėse programuose buvo koncentruojama į tą politinę, dar kažkiek socialinę galbūt istoriją, bet ta kasdienybės istorijos dėmens kaip ir nebuvo, o daugiau tos kasdienybės ir tokios, net galime sakyti, vaikams patrauklios ir romantizuotos atsiranda, pavyzdžiui, kalbant apie senovės istoriją, kalbant apie viduramžius irgi žmonių pasaulėvoką, papročius, kažkokį kitokį gyvenimo būdą miestuose. Iš esmės, kad atsiranda toks kalbėjimas apie tai, ką žmonės veikia, ką žmonės dirba visą dieną pasaulyje ir Europoje, o Lietuvoje, Lietuvos istorijos atveju to kažkaip ir pritrūkdavo, bent jau pritrūkdavo galbūt programuose ir vadovėliuose tų akcentų. Tai aišku, kiekvienas mokytojas galėjo juos dėlioti, bet neaišku, kaip ir kuriam pavykdavo. Ir čia aš manau, kad programoje tiek atnaujinime mes stengiamės sulieti tą ir Lietuvos, ir Europos istoriją, kad matytųsi aiškus ryšiai Lietuvos su Europa, bet Lietuva vis tiek yra tas centrinis dėmuo, Lietuvos istorija lieka kaip pagrindas istorijos mokymo. Ir čia svarbus ne tik tas pilietinės kompetencijos ugdymas kaip tokios, pilietiškumo ugdymas, bet žinoma, čia svarbus tiesiog elementarus savo aplinkos pažinimas. Dėmenių vis dėlto istorijos mokyme, atnaujintoje programoje, tiksliau net ne tai, kad išlieka, bet gal patampa pagrindiniu dėmeniu, reikėtų sakyti, ypač jeigu mes kalbėsime apie 5-6 klasės, tą pradinį susipažinimą su istorija. Ir reikėtų čia pasakyti, kad taip nutinka
ir dėl to, jog siekis yra krašto pažinimo istorijos tokio įvedimo, nes tarpukariu, tarkim, ne tai, kad mes čia rėmėmės labai tą tarpukario tradiciją, bet man visą laiką smagu labai atsiminti, kad tarpukariu Lietuvoje buvo toks dėstomas dalykas kaip krašto pažinimas, toks atskiras šalia istorijos, šalia geografijos, dar atskirai buvo ir tas krašto pažinimas, kur grinai buvo mokomasi apie Lietuvą, jos tiek gamtinę geografiją, tiek apie socialinius dalykus, apie žmonės, apie skirtingas etninės grupės gyvenusias Lietuvoje. Na ir aišku, mes to atskiro tokio krašto pažinimo tikrai nesiekiam įvesti, bet atsiranda didelis dėmesys aplinkos istorijai, tai yra įvairios temos, kurios įgalina mokytoją laisvai rinktis domėjimąsi, pasakojimą mokiniams, lankymą vietos objektų. Tai yra, pavyzdžiui, skirtingų krikščioniškų konfesijų maldos namai aplinkoje, tai yra miestelėje, kaime, galbūt didesnėme mieste, priklausomai nuo to, žinoma, kur yra mokoma. Na ir įvairios tokios temos, kurios yra kaip ir pasirinktinos, jos yra įvedamos į programą ir leidžiančios į tą Lietuvos istoriją žiūrėti ne tik per politinę ar socialinę perspektyvą, bet būtent per tą susidūrimą kasdien, nes dažnai kas nutinka, jeigu mes nesusidurėme kasdien, tai yra konkrečiai mokytojas neparodo moksleiviams, nenuveda, nepapasakoja, tai tie tam tikri istorinės atminties, galime sakyti, objektai, bendrai paveldo objektai Lietuvoje lieka tokie moksleiviams visiškai atsieti nuo to istorinio pasakojimo, kuris yra mokykloje mokomas. Tai būtent tas toks paveldo įvedimas ir paveldo supratimo įvedimas irgi atsiranda ir per čia aišku ir dėl to tas dėmesys toks didžiausias aplinkai ir Lietuvai, nes tą paveldą už Lietuvos ribų pažinti yra daug sudėtingiau ir mes to negalime reikalauti iš mokytojų ar moksleivių vienaip ar kitaip. Na, o vėlesnėse klasėse daugiau to dėmesio atsiranda, žinoma, ir Europos istorija, o ta pasaulio visa istorija, jeigu taip imsime bendrai, aišku, tai yra labai platus terminas ir tikrai nėra tokio užmojo nei dabartinėje atnaujinamoje programoje, nei buvusiose programuose. Iš esmės, žiūrint visas daugelį pasaulinių programų, istorijos programų pavyzdžių, yra koncentruojamasi į savo valstybę ir tada savo regioną arba žemyną, kitaip sakant, ir tik tais tas pasaulio istorijos vaizdiniai tam tikrai yra kaip pateikiami kaip tokie papildomi, na ir manome, kad jie yra tikslingiausiai įvesdini, jau gali būti įvesdinami jau 11-12 klasėje, kai turimas pakankamas pagrindas tiek Lietuvos, tiek Europos istorijos. Ir tada jau gali atsirasti ir plačiau būti nagrinėjami tie pasaulio istorijos vaizdiniai, nes irgi ko nenorima, tai yra tuo tokio labai paviršinio prieimo prie tam tikrų pasaulio istorijos temų. Nors, žinoma, 7-10 klasėje tikrai yra tų temų, kurios susisieja su pasauliu, nes mes negalime kalbėti apie 18 amžių ir Europą, nekalbėdami apie Jungtinių Amerikos valstijų istoriją. Ir čia yra, aišku, labai glaudžiai susieta su Europa ir dėl to ta Jungtinių Amerikos valstijų istorija irgi atsiranda kaip labai svarbus dėmuo. Jie, aišku, paskui atsiranda ir kai mes kalbame apie 20 amžių, apie pasaulinius karus. Tai tiesiog nėra siekis per prievartą kažkaip tų temų įdėti, bet tos temos, kurios išplaukia viena iš kitos, tai yra papildo Europos istorijos temas, jos ir atsiranda ir 7-10 klasėje. O Rasa, per tavo, pavyzdžiui, pamokas ir išgirsdavai tokių komentarų, kad Lietuvos istorija tai neįdomi, arba mes norėtumėm daugiau pasimokinti apie, nežinau, Vietnamo karą, arba kas apskritai vyksta Vietname nuo ten kokių 1500 metų. Ar būdavo tokių, pastabų, pastebėjimų? Būdavo pastabų ir tikrai susidūriau ir dabar dar susiduriu su tuo, kad kai paklausiu, kas tave domina istorijai, tai dažniausiai atsakymas būna civilizacijų istorijos arba kitos kultūros.
Ir čia yra, man atrodo, natūralus moksleivio toks atsakas dėl to, kad atrodo, nu kiek mes galim apie tą Lietuvos istoriją kalbėti, atrodo, sukasi, bet čia dėl to, kad yra kartojama ta pati medžiaga, sukasi tos pačios temos ir dėl to kaip tik mokiniai ir nori pabėgti nuo to, kas jiems yra artimiausia ir nerti kažkur, kas yra nepažinta, visiškai svetimos kultūros. Bet man atrodo, dar irgi problema yra ta, kad kaip tą istoriją, Lietuvos būtent istoriją pateikti patraukliai ir kad mokiniai neturėtų to tokio noro pabėgti kažkur į svetimas, į tolimesnės istorijas. Man iš karto atėjo į galvą Bankucheno Lietuvos istorijos repas, kaip labai geras pavyzdys apie tai, kad Lietuvos istorija gali būti pateikiama patraukliai ir daug mokinių tikrai kaifavo nuo tos dainos ir jie per tą dainą išmoko, nes labai didžiulė problema yra, pasirodo, netgi 12-okams Gediminaičius išvardinti, kas yra kieno sūnus ir kas yra pusbroliai, o kas yra broliai. Tai per Lietuvos istorijos repą man mokiniai mokėsi ir tuos Gediminaičius išvardinti ir apie kažkokius esminius Lietuvos istorijos epizodus kalbėti. Bet man atrodo, čia problema yra ta, kad noras atmesti Lietuvos istoriją ateina iš tokio, nežinau, galbūt nepasitikėjimo, kad mūsų čia yra kažkokiais, nežinau, kai aš dirbau ne Vilniuje, kai dirbau regione, ką Akvilė minėjo apie tai, kad galima per paveldą pažinti savo istoriją, tai atrodo dažniausias mokinių pasakymas, Vilniečiams gerai, jie turi muziejus, jie turi valdovų rūmus, jie gali eiti ir būtent domėtis Lietuvos istoriją. O ką mes? O mes čia neturim nieko aplink mus. O kitoj gatvės pusėje nuo mokyklos, kur aš dirbau, buvo kapinės, kur buvo palaidotas Laurynas Ivinskis. Ir ten galima buvo tiesiog nueiti ir kalbėti apie pirmąjį kalendorių ir apie įvairiausius dalykus. Tiesiog yra kažkoks, nežinau, atmetimas tos savo aplinkos, nors iš tikrųjų, jeigu tu gerai jautiesi savo aplinkoj, tu priimi tą istoriją, kur yra tavo aplinkoj, tu tada gali eiti ir kažkur plačiau. Tai, man atrodo, čia yra klausimas būtent prieigos prie Lietuvos istorijos, kad jinai būtų papasakota įdomiai. Ir būtent, kad nebūtų to įsivaizdavimo, kad tie didieji miestai turi daugiau visokiausių galimybių, dėl to jiems yra lengviau prisijaukinti, tarkim, Lietuvos istoriją, o kažkur mažesniuose miesteliuose viskas yra blogai. Ir ką Akvilė paminėjo apie tai, kad per paveldą, per tos vietovės istoriją galima tikrai daugybę įdomių dalykų pastebėti. Ir šitoj vietoj dar vienas svarbus dalykas, kad jeigu mes jau kalbam apie vietovės aplinkos istorijos mokymasi, tai tada tai irgi turėtų būti ne tik įsivaizduojama, kaip gerai, dabar 45 minutės mes kažkur internete susirandam informacijos ir vieni kitiems papasakojam apie savo miestelio ar kaimelio istoriją. Čia jau turi būti tęstinis projektinis darbas, kur mes einam, fotografuojam, galbūt tada kūriam kažkokį projektą, darom plakatus ar konstruojam kažką, kad mokiniai pamatytų, kad netgi mažiausias koks nors paminklas mieste gali išvirsti į didžiulį Lietuvos istorijos projektą. Tai, man atrodo, čia svarbu. Rasa čia labai gerai išskyrė, kad čia yra tokios skirtingos metodinės prieigos, kad nereikėtų irgi suprasti, kad programa tai yra nusako pamokos temas ir ta pamokos tema ir turi būti išdėstoma per pamoką ir viskas to baigėsi, kad ta tema gali būti perteikiama labai įvairiai, ar tai būtų tas lauko tyrimas, ar tai kažkoks projektinis tyrimas ir net ir aišku, tas mokytojo galimybė ta pati rinktis, tam tikra laisvė yra labai svarbu, nes kaip Rasa minėjo, jeigu jau mokiniai sako, kad labai jiems įdomu, pavyzdžiui, Vietnamo istorija, gal jiems įdomu labai Australijos istorija, arba kažkokios genties Pietų Amerikoje istorija, nesvarbu, kas tai bebūtų, kas nėra įtraukta į programas, bet mokytojas tai truputėlį paminėjo ir mokiniai susidomėjo. Tai aš manau, kad labai svarbu yra, jog mokytojas suprastų, jog jis turi galimybę, turi to vadinamojo laiko ir ta programa jau jo ten kažkaip neužspaus, jeigu jisai kitą savaitę skirs vieną pamokos temą tam, kas vaikams labai įdomu, kas iš esmės atitinka jo dėstomą dalyką, istoriją ir papasakos Australijos, tarkim, susikūrimo istoriją kaip tokią. Ir šioje vietoje, man atrodo, čia ir programų dabar atnaujinimo siekis ir turėtų būti ir mokytojų rengimo siekis, tai yra supratimo, kad mokytojas
turi irgi tam tikrą laisvę, kad jis yra sąmoningas žmogus, galintis rinktis. Ir man atrodo, kai mokytojas parodo, kad jisai sąmoningai irgi gali rinktis, tai kokias temas pasakoti, ką vaikams perteikti ir kaip tai perteikti, tai tada ir mokiniai supranta, kad tas istorijos perteikimas gali būti įvairus ir kad galima įdomiai papasakoti ir apie štai kažkokio miestelio istoriją, kuri visiems atrodė galbūt nykiai iki tol, bet mokytojas atranda tam tikrų kampų, per kuriuos galima ją pasižiūrėti. Ir čia, tarkim, aišku, aš iš savo tokio mokslinio daržo galbūt labiau pasakysiu, bet kalbant apie žydų paveldą Lietuvoje, tai mes, kai kalbame apie kiekvieną miestelį, tai iš esmės kalbame visą laiką apie Štetlų istoriją ir to paveldo išlikusio yra labai daug, bet jis yra labai mažai žinomas, mažai reprezentuojamas. Na, aišku, dabar jau vis daugiau, bet vaikams vis dėlto mokykloje tai lieka irgi tokia nežinia, nes mes kalbame tik tais apie lietuvių istoriją ir už tai atrodo, kad ta lietuvių istorija, tai čia tik tais Vilniuje, Kaune. Aišku, kad atrodo, kad Vilniuje tai yra gana paradoksalu, bet čia jau kitas klausimas, bet kokiu atveju, kad irgi reikėtų pažvelgti į tą Lietuvos istoriją ne tik per lietuvių istorijos prizmę, ir tai yra labai irgi toks naujas aspektas, kuris leistų mokiniams suprasti, kad čia gyveno įvairios grupės ir kad tos grupės turėjo skirtingas kultūras ir kad mūsų kultūra Lietuvoje nėra tokia vienalytė, kaip atrodė iš pradžių. Man atrodo, tas nustebimo momentas, kad kai moksleivis sužino kažką, ko nesitikė, yra momentas, kai pradedama domėtis ir suprantama, kad čia galima kažką surasti ir tame kaimelyje, miestelėje ar kur tai bebūtų. Labai svarbus momentas, ką Akvilė pasakė apie nustebimą, apie nuostabą ir apie smalsumą. Ir man atrodo, irgi didžiulė problema vis dar yra, kad yra baimė keistis, bet jinai yra ne tik iš mokytojų, bet ir iš pačių mokinių. Nes apie tą laisvę mokytojai, čia dar kitas lygmuo. Man pasisekė dirbti mokykloje, kur man buvo suteikta laisvė ir manim pasitikėjo, kad aš galiu daryti savo pamokose taip, kaip noriu. Manim pasitikėjo. Kitose mokyklose esu girdėjus atsiliepimų, kur administracija tiesiog yra pasakiusi, kad jūs turite išeiti vadovėlį, tarkim. Tai kai mokytojas turi tą laisvę ir siūlo kaip tik platesnės temas, ir vėl per praktiką kalbu, ir man 12-okai sako, mokytoja, nes aš sakau, jeigu jums neįdomi dabartinė istorija, apie ką mes kalbam, apie mados istoriją man padarykit pristatymus. Arba apie galbūt karo technikos, apie karo techniką, arba apie batų istoriją, ką norit. Tiesiog patys pasirinkit. Mokytoja, o kam? O kam to reikia? Vis tiekgi vadovėlėje šitų temų nėra, tai mes vis tiek kontroliniam darbė apie tai nerašysim. Ir čia yra tiesiog irgi mechanizmas mokinių galvose, kad aš mokausi ne tam, kad man įdomu būtų, ne tam, kad aš savo smalsumą patenkinčiau, bet dėl to, kad arba parašyčiau kontrolinį darbą sėkmingai, arba išlaikyčiau egzaminą sėkmingai ir viskas. Tai, man atrodo, dar ties ta dalim reikia labai stipriai dirbti, nes yra labai daug kalbama apie kūrybiškumo ugdymą, bet mokytojas kūrybiškumo neišugdys, kol vaikas nesupras, kad tas kūrybiškumas yra prasmingas, kad prasmė yra ne tik gerai parašyti kontrolinį darbą ir egzaminus išlaikyti, bet prasmė yra sukurti kažką savo. Tai dar čia yra irgi vieta, kur turi įvykti pokyčių. Labai įdomius aspektus paliečiat. Norėjau šiek tiek dar sugrįžti prie, galbūt susijęti su jau minėta istorijos mokymo metodika. Tai jau buvom pokalbio pradžioj minėjot, kad tas prisiminimas apie tai, kad sėdi mokyklos suole, niekur mažiau daugiau neini, o universitete jau prasidėjo kažkokios ekskursijos, šiaip esu istorinėje aplinkoje, ir dabar irgi paminėjo labai gražų pavyzdį, kaip galima, ir Akvilė, kaip galima atrasti daugiau to paveldo, kuris yra vis dar kažkoks pasislėpęs ir neatrastas aplinkoje. Tai jau galima išskirti, tai pavyzdžiui, yra kažkokie projektai, ekskursijos aplinkui. Labai dažnai istorijos arba kokį lietuvių kalbos mokytojai, bent jau mano mokyklos laikais įjungdavo filmą, kai jau toks jau ir visi žino, kad dabar pailsėsim.
Na ir kaip galima pritaikyti, aš nežinau, filmus, dainas, serialus, ar kokias, pavyzdžiui, metodikas ir skirtingas išsibandai Rasa, kai mokiai. Ar yra kažkas, ką norėtum dar išsibandyti, arba kas yra dar neišbandyta, kažkokia sfera, apie kurią vertėtų pakalbėti? Tai jau dabar paminėjai filmus, tai aišku, jeigu tu paleisi filmą tiesiog, tai bus tiesiog laiko praleidimas. Bet jeigu esi pasiruošus iš anksto klausimus arba pasiruošus po filmo daryti diskusiją, tai ta filmo peržiūra yra prasminga. Ar net nebūtinai viso filmo, o kažkokios to filmo dalies. Irgi apie dainas kalbėjai, tai jeigu tiesiog pasiklausysi dainų, tai sukursi tam tikrą istorinį foną, bet jeigu tu pasiimsi tų dainų lyriksus ir kalbėsi apie istorinį tų dainų kontekstą, viskas jau yra prasmė tose dainuose. Komiksai yra anekdotai, yra daugybė dalykų, kuriuos galima pamokose naudoti. O šiaip, ką irgi kai kurios mokyklos taiko, tai mokymas sistemomis. Kai tu, pavyzdžiui, turi, aišku, čia dabar pagrindė tas yra daromas su pradinukais, bet man atrodo, kad galima ir vyresnėse klasėse tą daryti, kai tu turi temą elektra ir ta elektra sukasi visose pamokose ir istorijai tu kalbi apie elektrinės istoriją, apie lemputės išradėjus ar kažką tokio ir tokiomis temomis dirbti. Tai yra sudėtinga, kai tu turi atskiras pamokas, bet dėl to kai kurios mokyklos darosi tokias dienas ar savaitės, kai yra būtent teminės dienos ar savaitės, tą galima daryti. Yra visokiausių būdų, kad tiesiog tai, aš, pavyzdžiui, sakau, ką irgi prieš tai minėjau, tai leisdavau mokiniams pasirinkti temas, čia aišku, leisdavau savo dažniausiai B lygiu, nes kad ir kaip nenorėčiau, bet pati buvau įpareigota A lygį paruošti egzaminams ir mažiau laiko likdavo kažkokiems eksperimentams, o su B lygiu mes, tarkim, žiūrėjom Chaplino The Great Dictator filmą, paskui aptarinėjom, arba irgi su B lygiu darydavom pristatymus apie būtent temas iš visur. Ką jau minėjau, mados istorija, juokiausi, galit nagų lako istoriją man pristatyti ir tai yra prasminga dėl to, kad tai galbūt sudomins kažką, kas visiškai istorija nesidomi. Dabar, kai dar labai gerą temą paminėjai su istorijos egzaminu, tikriausiai čia dar viena neišsemiama tema, kuriai reikėtų jau kitą podcast epizodą, bet labai trumpai gal norėjau paklausti ir Rasos, ir Akvilės, tai kad iš esmės tai galbūt ar yra įmanoma kažkokių perspektyvų, kad istorijos egzaminas ateityje keisis ir ar tame yra kažkokios dabar didelės prasmės. Ar yra galima tikėtis, kad į istorijos egzaminą ateis, pavyzdžiui, esė rašymas, kas vyksta daug, pavyzdžiui, kad ir vakarų Europos šalių, ir galbūt toks, pavyzdžiui, kitoks atsiskaitimo būdas, jis galbūt padėtų kažkaip tiem patiem mokiniam iš esmės atrasti daugiau tos nuostabos ir susidomėjimo, nes tas egzaminas nebūtų galbūt tiek paremtas kažkokių datų kalimų. Beje, ko dar nepaminėjau, tai kiek žiūrėjau programą atnaujinama, tai ten nėra išskirtos ne vienos datos, yra išskirtos savokos, asmenybės, bet ne vienos datos neradau. Tai Rūta, truputėlį patikslinsiu, naujausioje versijoje, tai žinokit, datos yra išskirtos, bet ne atskirai kaip žinotinos datos, bet prie pačių svarbiausių įvykių, tarkim, 1918 metų vasario 16, tai kai kur tos datos yra, bet irgi siekis buvo tų datų išskirimo kuo mažesnio, tai yra, kad būtų iš karto orientuojamasi ne į tą vien datų mokymasi, bet labiau į laikotarpio mokymasi, kad daug svarbiau yra, jog moksleivis ar vėliau ar studentas suvoktų, kas vyko XIX amžiuje, kas vyko XV amžiuje, o ne kad žinotų tiksliai 1515, bet nesuprastų, kas dar vyko aplinkui tuos 1515. Tai tiesiog dėl to koncentracija didesnė į laikotarpius, į epochas, galime sakyti taip, ne kiek kitas datas.
Bet sugrįžtant prie tos dalies egzamino, kur yra, aišku, labai sudėtinga ir tikrai reikalauja čia visiškai atskiro tokio pokalbio, tai aš manau, kad neabejotinai tas egzamino programa, ji bus atnaujinta anksčiau ir vėliau, tai čia tiesiog yra tie procesai, kurie nuolat vyksta, kad aišku, ją atnaujins dabar nėra aišku ir galbūt tai paaiškės, kai jau bus patvirtintos atnaujintos mokymo programos, bet kokiu atveju tas toks pateikimas pačių užduočių programoje kol kas yra laikomas tokiu optimaliausiu patikrinimų žinių, nes tai yra patikrinimas ir tų pirminių žinių per testą ir patikrinimas jau platesnio žinojimo per šaltinių analizę ir klausimus. Aišku, čia susiduriama ir kritikuojama su gausybė problemų, tai yra, kad atsikartojantis yra tie šaltiniai, ar tai žemėlapiai, ar karikatūros, ar dokumentų ištraukos, kad tai tiesiog nuolat kartojasi, kad tada besirengiama yra ne pagal programą, bet rengiamasi pagal egzamino programą, kad tai tampa tokiu atskiru dalyku. Tai žinoma, tos kritikos yra, tačiau iš kitos pusės tokie inovatyvesni siūlymai, kaip esė rašymas, kuris, kaip minėjote, tarkim, yra toks vis populiarėjantis ir ne tik vakarietiškose mokyklose, net ir Lietuvoje esančiose tarptautinėse mokyklose, kuriuose yra mokoma ne pagal lietuvišką tą programą. Irgi egzistuoja tokie atsiskaitimo būdai istorijos, kaip esė rašymas, kažkokio rašinio kūrimas. Tačiau tai gali būti įvesdinta į istorijos egzamino programą tik tuomet, jeigu toks būdas atsiskaitimo būtų priimtinas jau pačiame mokymėsi istorijos, nes negalime įvesti to tik į programą, o iki tol viskas vyksta kaip buvo. Ir čia jau yra toks metodikos klausimas, kiek tiek mokytojai yra pasirengę įvedinėti šitą naują metodą, kuris iš esmės tikrai yra naujas ir labai labai mažai taikomas, tiek susidurėme vėlgi su ta skaitimo problema, kuri vardijama, aišku, ne tik istorijoje, daugiau literatūroje. Ir čia galime pasakyti, kad neskaitantis žmogus labai sunkiai ir rašo, ir sunkiai ir kalba. Ir iš esmės dėl to tas esė variantas atsiskaitimo patikrintų ne tik istorinės žinias, ne tik istorinį žinojimą, bet ir tam tikrą istorinį bendresnį raštingumą ir skaitimo gebėjimus. Na ir šioje vietoje tada jau reikėtų pradėti derinti istorijos vėlgi ir literatūros programas, kad tai būtų kažkoks irgi labai aiškus integralumas ir link to atsiskaitimo būdo būtų dirbama tiek istorijos, tiek literatūros programoje. Ir tokie metodiniai dažniausiai patarimai pateikiami ir pavyzdžiui Belgijos programoje naujausioje istorijos, kad irgi tas integralumas su literatūra turėtų atsirasti. Ir ten jau yra skatinamas tas esė rašymas. Na, o pas mus, man atrodo, kad tai yra dar truputėlį per anksti, reikėtų tiesiog mąstyti dabar apie tą istorijos programos pačio mokymo atnaujinimą, o paskui jau apie tų atsiskaitimų pakeitimą. Gal Rasa mano kitaip, nežinau. Aš labai norėčiau, kad ateitų istorijos egzaminą esė, bet labai pritariu Akvilei, kad čia turi būti labai irgi apgalvoti žingsneliai. Ir ta integracija istorijos turėtų būti ne tik su literatūra. Mes mokyklai kažkada sėdėjom su matematikos mokytojais, kurie sako, mokiniai neišsprendžia tekstinių uždavinių dėl to, kad neskaito teksto. Tai jeigu mokyklos nusprendžia, kad jos daugiausiai dėmesio skirs skaitimui, tai tas skaitimas turėtų pasirodyti ne tik istorijos ir literatūros pamokose, bet realiai per visur, nes tą skaitimą galima įvairiais būdais visuose dalykuose lavinti. Tai čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas apie dabartinius egzaminus. Problema, man atrodo, yra ne tik užduočių atsikartojimas, bet ir tai, kad mokiniai atsakinėja neskaitydami šaltinių. Jie pamato, pavyzdžiui, šaltinio įvardijimą ir jie atsakinėja iš savo turimų žinių.
Ir čia irgi ne su 12-okais susidūriau, bet su 9-okais, kai bandai patikrinti, duodamas trumpą šaltinį ir paprašai, kad atsakytų, o tada pabrauktų šaltinyje, kur surado atsakymą. Ir, pavyzdžiui, atsakymas yra teisingas, o šaltinyje atsakymas pabrauktas neteisingai. Tai iš karto parodo, kad net neskaitytas tas šaltinis. Tai aišku, čia yra skaitimo problema, bet ir ta problema, kad tiesiog mes pakankamai nedirbam su šaltinio analize, realiai iki tos, nežinau, net iki pat vos ne 12 klasės. Tai tiesiog, taip, labai daug žingsnelių turi būti, reikia praeiti daug žingsnelių, kad pasikeistų tas egzaminas. Ir taip. Nes realiai aš labai mokykloje jaučiau, kai tiesiog 12 klasiai pasidaro net pačiai nebeįdomu dirbti, nes mokomės su vaikais egzamininės užduotis, kaip jas atsakyti. Nes yra mokinių, kurie tiesiog tikrai nori gerai išlaikyti egzaminus ir prašo mokytoją, spręskime egzamininės užduotis. Tai nei mokytojai tai gerai, nei mokiniai, nei niekam. Taip, tai čia iš tiesų tokia problema, man atrodo, dar opesnė geroms mokykloms, kur yra labai suinteresuoti moksleiviai ir net yra skatinama mokytojai, žinoma, kad jie kuo geriau paruoštų. Ir gana paradoksalu, jog tose mokyklose, kurios galbūt prastesniuose reitinguose ir kur tie moksleiviai ne visada galbūt tokie motyvuoti, mokytojas yra laisvesnis ne tik prie tos programos egzamino būtent prisirišti, o ir kažką laisviau kalbėti. Ir kaip ir Rasa minėjo, net ir skiriasi tas mokymas A ir B lygiais, kad B lygių jau kažkaip laisviau pasijauti, kad nėra to tokio didelio spaudimo pasiruošti tam egzaminui. Ir čia jau jau nebe pati programa kažkaip įpareigoja, bet tas tiesiog egzaminas įpareigoja vienaip ar kitaip vyresnėse klasėse. Už tai ir manau, kad labai svarbu žiūrėti dabar į tas 5-6 klasės, nesakau ir vėlesnės svarbu, bet būtent dėl ko svarbu tas 5-6, dėl to, kad tai yra dar metas, kai nei mokytojai, nei moksleiviai nėra įsprausti jokias tokias egzaminų rėmus, kažkokius tokius didelių atsiskaitimų rėmus, kai neturėtų dar būti didelio streso dėl ateities. Į 5-6 klasėje moksleivis kažkokios datos neišmoks ar kažkokios asmenybės neišgirs. Tai šioje vietoje už tai, man atrodo, ir pats metas yra įvesti tą tokį istorinės vaizduotės dėmenį, kad truputėlį daugiau vaikai pafantazuotų, taip paprastai kalbant apie istoriją, nes vienaip ar kitaip nuo 7 klasės tas rimtėjimas jau taip vyksta tokia geometrinė progresija iki pat 12 klasės, kai jau iš vis nebebūna vietos nei programai, nei vadovėliui, o tik egzaminui. Ir man atrodo, dar yra viena problema, kad irgi yra kalbama, kad jeigu, ką Akvilė minėjo apie istorinės vaizduotės, pafantazavimą, tada pradedama vertinti, kad čia tik tai žaidimai. Čia tik tai žaidimai, o paskui yra kažkas rimto. Bet čiagi yra iš karto metimasis į kraštutinumus. Ir arba egzaminas, tai yra visiška teorija, arba yra žaidimas. O turi būti atrastas tas balansas, kad istorija būtų pakankamai įdomi vaikams, kad jie, gilindami savo istorinį supratimą, kad jie nepamestų to fantazavimo galimybės. Realiai, kad jie savo tą istorinį pasakojimą toliau plėstų, kurtų. Tai čia bėda. O ir šiaip galima mokytis per žaidimą, tai man atrodo nereikia net bijoti to žaidimo, kad tai yra kažkokie, tarkim, kaip aš irgi visiškai pritariu, kad tai neturėtų būti nurašyta kaip niekniekiai, bet būtent, kad savoka žaidimas nebūtinai turi reikšti kažką blogo ir kad kaip tik gali būti ir smagu mokytis, o mes vis dar esame taip užsilaikę ant to įsivaizdavimo, kad mokytis niekaip negali būti smagu. Jeigu tau smagu, tai tu tikrai čia nieko nesimokai ir nieko neišmoksti. O jau kai tu nesupranti, tai čia jau tikriausiai yra tas dalykas,
susijęs su mokslu ir vat, gerai viskas einasi. Tai man atrodo, čia ir su šituo požiūriu yra šiek tiek problemų ir žiūrėsim, kaip čia pavyks ilgainiui jį išgyvendinti, bet, pavyzdžiui, kalbantis man šiandien su Rasa, taip atrodo, kad labai, aišku, Rasa nebemoko mokykloje, va išėjo kažkodėl, tai gal ne veltui išėjo, bet atrodo, kad perspektyviai šiaip tas požiūris mokytojai, nes mokytojas vis tiek čia yra pats svarbiausias dėmuo, aš manau, nes vis tiek vien vadovėlis, vien programa neduos mokiniui nieko, jeigu nebus mokytojo. Tai labai labai ačiū už pokalbį. Manau, kad dar galėtumėm kalbėti ne valandą ir ne dvi. Na ir pabaigai tokią labai, tokį trumpą, tikiuosi, klausimą užduosiu. Tai, na ir išeina tas jau užaugęs vaikas, 12 metų suolė prasidėjęs ar daugiau ar mažiau. Ir jis daugiau, sako, aš niekados, daugiau istorijos nesimokysiu, nestudijuosiu, nieko nedarysiu su ja. Ne tai, kad sako, bet toks žmogus, kuris galbūt nesusidurs su istorinė plotme savo tolimesniam kelyje profesiniam, tarkim, sakykime. Kokius, pavyzdžiui, 3 ar 2, ar nežinau, kiek jums būtų svarbu išsikelti, kokius 3 dalykus jums svarbu, kad išsineštų iš istorijos mokymo tas žmogus, kuris daugiau niekados neprisilies profesiniu atžvilgiu prie istorijos. Kokią, nežinau, kažkokią specifinę kompetenciją, specifines žinias, specifinę, nežinau, požiūrį į istoriją. Ką jūs, jūsų idealiame variante, ką turėtų žmogus išsinešti iš mokyklos? Yra įvairiausių būdų, kaip tiesiog susidurti su istorija netikėčiausiais būdais ir man galbūt tas pats buvo su fizika, kurią aš iki 9 klasės labai mėgau, paskui keitėsi mokytoja ir aš atsisakiau fizikos, nes man jinai pradėjo labai nepatikti ir tik tai pastaraisiais metais aš vėl atrandu fiziką grinai per YouTube pamokas ir man atsiveria tiesiog nuostabus fizikos pasaulis ir man atrodo, kad tas pats yra ir su istorija ir su visais dalykais, tai tiesiog įmanoma nuo jos pabėgti. Bet man atrodo pats svarbiausias dalykas, kuris, aš nežinau, ar čia yra istorija, čia šiaip mokinys iš mokyklos turi išsinešti neužgniaužtą smalsumą ir norą mokytis. Tiesiog gal norą mokytis ir mokėjimą mokytis įvairiausiais būdais, nes net ir dabar, kai prasidėjo nuotolinis mokymas, kokio įgūdžio vaikams reikėjo, kad jie galėtų kažką išmokti patys be mokytojo, jeigu užstrigtų kompiuteris ar atsitiktų kažkokia didžiulė bėda. Tai jeigu jie mokykloje įgauna įgūdį, kaip pačiam susirasti informacijos, kur ieškoti, kaip tą informaciją atsirinkti, viskas yra tvarkoje. Jie moka mokytis ir jie gyvenime galės susidurti su istorija, tikėtis, kad nesusidurs, bet netyčia susidurti įvairiausiais būdais, bet jie turės jau tą įgūdį. Bet čia negrinai istorijai, bet šiaip bendrai iš mokyklos, kad išsineštų. O tokio konkretaus istoriją aš net nežinau, nors ir istorijos mokytojas esu, bet gal net nesu išsikėlus savo, kad būtent istorijai. Tiesiog, kad smalsumas ir mokėjimas mokytis, man atrodo, 2 svarbiausi dalykai. Rasa, su to smalsumu, manau, kad čia toks tikrai labai geras aspektas, bet aišku, jis toks bendražmogiškas ir bendramoksliškas, kad kiekvienas mokslas, man atrodo, tikrai turėtų skatinti tą smalsumą. O apie istoriją, tai aišku, aš gal ne iš mokytojos, nes niekada nebuvau mokytoja, bet iš dėstytojos perspektyvos galiu pasakyti, bet manau, kad tai yra labai panašus toks aspektas, tai yra, kad tiek aš paskaitų metu to siekiu, tiek manau, kad labai tikslinga būtų jei ir mokytojai, istorijos mokytojai to siektų savo pamokų metu, kad supažindinti vaiką ar vėliau ir suaugusį žmogų ne tik su viena tema, bet supratimu, kad kiekvienas tekstas turi savo kontekstą, taip paprastai sakant. Tai yra, kad mes galime papasakoti tą pačią temą iš labai įvairių perspektyvų ir labai yra svarbu suvokti, jog kuo platesnį kontekstą mes žinosime, kuo labiau plėsime tą temos supratimo kontekstą, tuo tas vaizdas mums atsivers galbūt
tikresnis ir įdomesnis tuo pačiu, ir bus ir tas eurekos momentas, ir smalsumo žadinimas, kad supratimas, kaip vienas iš kito seka dalykai, kaip vienas kitą papildo dalykai gyvenime. Ir čia aš taip aišku abstrakčiai sakau, nes tai galioja iš esmės visoms temoms, ar mes besimokytume apie šumerų civilizaciją, ar besimokytume apie litvakų istoriją Lietuvoje. Jeigu tai būtų, tarkime, tik litvakų istorija, ji galėtų atrodyti tik vienaip, bet jeigu mes kalbame apie litvakų istoriją visos Lietuvos kontekste, paskui visos žydų diasporos Europoje kontekste, tada visos pasaulio žydų diasporos kontekste, čia tarkime kaip pavyzdys, tai iš tiesų tie kontekstai jau padeda labai gilinti supratimą ir man atrodo, kad labai svarbu ir kad mokyklą baigiantis mokinys, jisai išeidamas įsineštų tą supratimą, kad viena tema gali būti išplėsta iki begalybės ir kad tuo pačiu tai tas įgūdis naudingas tuo ne tik tame istorinėme pažinime, kur jau moksleivis sako, ne, viskas, man šitos istorijos nebereikės, bet ir tame, kai skaitomos žiniasklaidoje įvairios žinios, kad atsirastų supratimas, kad tai, kas yra pateikiama, yra tik vienas rakursas ir kad norint sužinoti daugiau, reikia ir nuolat daug domėtis. Taip. Nežinau, toks mano įsivaizdavimu būtų galbūt naudingas įgūdis. Tai ačiū Jums labai už pokalbį, už tokį ilgą pokalbį ir tiek daug įdomių paliestų aspektų. Su Jumis buvo Koruptilija podcastas arba tinklalaidė Aurora Šis. Su mumis kalbėjo Vilniaus universiteto istorikė Akvilė Naudžiūnienė ir mūsų korporacijos Filisterė, taip pat istorikė, buvusi mokytoja, ir tikėkime, kad busimoji, toliau tęsinti savo karjerą, Rasa Stakauskaitė, o su jumis dar kalbėjo senjorė Rūta. Tai ačiū Jums labai ir iki kitų susitikimų. Ačiū. Iki. Iki.